Dionizai, kodėl šitam projekte buvo pasirinktas būtent neolit akmuo? Jis yra labai tinkama šio tipo objektų ir dėl estetinių savybių, ir dėl techninių savybių. Pirmas dalykas, tai yra didelio formato plokštė, 3,20 m ant 1,50 m, 6 mm storio, tai yra saugu, plus tinklelis techninis, visi atsparumai, tai yra ugniai atsparumas, chemijai atsparumas, įgeriamumui, visiems reikalavimam, kuriuos kelia gydymo įstaigos, pilnai sertifikuota ir pilnavertės, pilnos garantijos. Su kokiais iššūkiais susidūrė galbūt montuotojai, montuojantys akmeninės sienas šiame projekte, ar kažkokie reikalavimai techniniai, galbūt reikia kažkokių specifinių žinių, specifinių įrankių, gebėjimų? Jeigu tai daroma, kaip montuotojai, tai yra susidūrę nebe pirmą kartą, tai nėra kažkoks tais labai didelis iššūkis, bet taip reikia turėti stalą. Arba, jas galima vietoj gamykloje pjaustyti, arba vietoje objekte. Buvo dar šiek tiek iššūkių, užsakovai norėjo, kad plokštės būtų viena šalia kitos, tai yra be jokios siūlės, bet taip negalima daryti. Čia yra gamintojo reikalavimas, jisai aišku yra bendras, bet be to negalima. Tai yra neišvengiama, tai yra būtent deformacinė siūlė. Taip pat reikia turėti vadinamas tas karūnas, kuriomis galima išpjauti reikiamas angas. Tokie niuansai čia būtų iš gamybos pusės. Be abejo, yra daugiau visokių detalių. Dionizai, ką tu galėtum rekomenduoti kitiem architektam ar rangovam, kurie rinktųsi neolitą akmenį savo projektui? Ar jis tinka tik viduje naudoto, gal ir lauke galima fasadam? Taip, tai neolitas, jisai tinka labai puikiai ir lauke, ir viduje. Jeigu jisai tinka lauke, tai tuo pačiu jisai tinkamas yra ir viduje. Niekada nereikės juo rūpintis, tai yra labai geras sprendimas. O kokių storių akmens būna pasirinkimo, ta prasme, jeigu tu fasadui, kuris labiau skirtas, ar vidaus sienom iš ko galima rinktis? 6 mm būna, 12 mm, 20 mm. Todėl reikia žiūrėti į projekto poreikį. Imkim lauko fasadas, kur prie tam tikro tvirtinimo gali būti reikalavimas 12 mm. Bet vienas dažniausiai yra 6 mm, kurio tikrai pilnai pakanka. Jeigu ieškote sprendimo tokiai intensyviai aplinkai kaip ligoninė, tai medžiaga turėtų būti atspari viskam. Tokia medžiaga būtų neolit.